Ar žinote, kad vaizdingose šiaurės rytų Lietuvos apylinkėse, netoli nedidelio Kupiškio miestelio, visai šalia Šepetos, plyti pelkė? Pasak legendos, ši pelkė atsirado prasmegusi žemę ištisam miestui. Nežinia, ar tas miestas čia tikrai paskendęs, tačiau kad šios pelkės glūdumoje slypi didžiuliai lobiai, tai tikrai tiesa. Pirmasis lobis – tai durpės, viena iš Lietuvos teritorijoje randamų naudingųjų iškasenų. Durpės – tai organinės kilmės medžiaga, susidariusi iš nepilnai suirusių augalų, medienos liekanų ir humuso. Durpė dažniausiai formuojasi reljefo pažemėjimuose, kuriuose susidaro perteklinis drėkinimas bei sąlygos augti samanoms. Kitas lobis slypintis pelkėse – gėlas vanduo, girdantis daugeliu upių bei reguliuojantis vandens balansą. Pelkės ne vien augmenija. Globaliai pelkės yra vandens akumuliatoriai. Reikia tokių teritorijų, kurios yra pilnakraujas vandeniu, milijonai kubų vandens, gėlo, švaraus ir teritorija, kuri turi unikalią augmeniją. Ir išties, pelkės sukaupia milžinišką kiekį vandens. Augalas, kuris tą vandenį saugo, auga čia. Tai yra kiminas. Puikiai matosi, kad šitas augalas į save priima 8 kartus daugiau vandens negu pats turi tūrio. Per paskutinius 100 metų, o ypač paskutiniais dešimtmečiais, pelkės buvo intensyviai išnaudojamos, nes durpės yra vienas iš atsinaujinančių gamtos resursų naudojimų augalininkystėje, substratų gamyboje ar kaip energetinė arba chemijos pramonės žaliava. Tačiau žmogaus veikla sąlygoja ir nemažą žalą pelkių ekosistemoms. Nuo nepriklausomybės pradžios nei viena nauja pelkė nebuvo atidaryta. Mes eksploatuojam visas tarybiniais laikais pradėtas eksploatuoti pelkės. Ir šiandien dienai darbas lieka jas po truputį uždarinėti, nes dėja yra pelkių, kur resurso liko labai mažai. Durpių formavimosi procesas yra labai lėtas. Per metus susidaro tik iki 1 mm storio durpių sluoksnis. Taigi, Šepetos durpyno klodai formavosi virš 5000 metų. Prieš pradedant durpyno eksploataciją, didžiausias durpių klodo storis buvo 7 metrai, o pelkės vidurys buvo iškilęs 5 metrais aukščiau už pakraščius. Durpių gavyba Šepetoje pradėta dar 1936 metais, kuomet Lietuvos pieno centro valdyba Šepetoje pastatė durpių kraiko fabriką ir pradėjo eksploatuoti durpyną. Sovietmečiu tuometinė Kupiškio valstybinė durpių įmonė eksploatavo ne tik Šepetos, bet ir Pasvalio, Biržų, Švenčionių rajonuose buvusius durpynus. Čia buvo gaminamos kuro durpės ir kuro briketai, gamintos tarinės lentelės, izoliacinės durpių plokštės, gabalinės durpės kurui, kraikinės durpės. Vėliau šiuose durpynuose iškasta žaliava imta naudoti dirvai gerinti. Taigi, beveik 90 metų raidos istoriją menanti bendrovė Durpeta teisėtai gali vadintis viena seniausių šiuo metu veikiančių durpių gavybos ir perdirbimo bendrovių Lietuvoje. Uždaroji akcinė bendrovė Durpeta jūsų patikimas partneris jau beveik 90 metų. Šepetos durpynas apima beveik 1000 hektarų. Nusausinus pelkę, ji padalinama 20 metrų pločio laukeliais. Viršutinis 11 mm storio sluoksnis aktyvia arba pasyvia freza atplėšiamas nuo kapiliaro, neleidžiant jam gauti drėgmės iš apatinių durpių sluoksnio ir tada džiovinamas vartant panašiai kaip šienas vasarą. Idealiom sąlygom tam užtenka ir 1 dienos, bet paprastai durpės džiūsta 2-3 dienas. Vėliau išdžiūvusios durpės kaip siurbliu susiurbiamos pneumomašinomis arba laukelyje daromos 5 lysvelės ir jos mechaniškai surenkamos. Suvežamos ir galų laukyje supilamos į krūvas. Vėliau tos krūvos šusniavimo mašinų pagalba sukeliamos į karavaną. Tai daroma tam, kad nepatektų krituliai ir kad durpės gautų kaip įmanoma mažiau oro. Natūralios aukštapelkių durpės plačiai naudojamos sodininkystėje, daržininkystėje bei gėlininkystėje. Molio ir smėlio dirvožemio fizinėms bei biologinėms savybėms pagerinti, daržovėms, gėlių svogūnėliams sandėliuoti ir išlaikyti, sodinukams transportuoti, dirvai mulčiuoti. Be to, natūralios durpės puikus pakratas gyvuliams bei paukščiams.
Tad nenuostabu, kad už tai, kad nederlingose Saudo Arabijos žemėse žaliuoja parkai, alėjos, dykumose plyti golfo aikštynai, šios šalies gyventojai turėtų būti dėkingi ir Kupiškėnų žemei. Pasirodo, lietuviškos durpės pilnais laivais keliauja į šią ir dar kelias dešimtis pasaulio valstybių. Klientų turime nuo Pietų Amerikos iki Kinijos. Produkciją gabename jūriniais konteineriais į Pietų Ameriką, Malaiziją, Arabų valstybės. Kelio transportui gabename į absoliučiai visas rytų ir vidurio Europos valstybės. Bet tai jokių būdų nereiškia, kad mes aplenksime Lietuvą. Vietinis pirkėjas, mūsų kieme esantis pirkėjas mums visada yra, buvo ir liks prioritetas. Per daugelį metų keitėsi ne tik personalas, vadovai, pavadinimas, juridinis statusas, bet ir pats įmonės veidas. Nuo paprastų pusiau medinių durpių presų buvo pereita prie aukščiausio lygio substratų gamybos, įdiegta kompiuterinė procesų valdymo ir kokybės kontrolės sistema. Padirbusi čia iškart supratau, kad pagaminti žaliavą gali daugelis Lietuvoje esančių įmonių, kurios turi durpių telkinį, ir pradėjome galvoti, kur einame toliau. Viso to rezultatas 2009 metais baigtas modernių substratų fabrikas, kurio dėka mes ženkliai išplėtėme savo pardavimų spektrą tiek geografinių požiūrių, tiek asortimento požiūrių. Naujo fabriko kokybės kontrolės sistemos dėka šiandien dienai savo duomenų bazėje turime daugiau nei 500 įvairių receptų. Tai leidžia įmonei gaminti išskirtinės kokybės specializuotą produkciją tiek dideliems Lietuvos ir užsienio daržininkystės bei gėlininkystės ūkiams, tiek ir substratus skirtus sodininkams mėgėjams. Per paskutinius eilę metų ženkliai pasikeitė ir mūsų klientas, jeigu mes kalbam apie mėgėją. Ir aš džiaugiuosi, kad mums pavyko užaugti kartu su mūsų klientu. Sukūrėm per 10 mėgėjams skirtų naujų produktų, pradedant viržiais, baigiant įvairiom kambariniam gėlėm. Supratom, kad klientui reikia ir patarimų, klientui reikia technologijų, klientui reikia labai plataus paslaugų spektro. Nuo prekės pagaminimo iki specializuotų substratų pristatymo į jo kiemą. Taip pat klientui reikia schemos, kaip jis turi auginti, kada jisai turi papildomai tręšti, kaip jis turi laistyti ir kokiam grunte turi auginti savo augalinės kultūras. Ir iš tiesų aš džiaugiuosi, kad klientai grįžta, nes jų augalai auga, duoda derlių ir tai teikia didžiausią pasitenkinimą. Ilgametis Durpetos klientas, virš 20 metų stambiam gėlininkystės ūkiui netoli Kauno vadovaujantis Simas Zareckas, sako, niekada nenusivylęs Durpetos siūlomais produktais bei paslaugomis. Jau 14 metų dirbam su įmonė Durpeta, esame šiuo bendradarbiavimu patenkinti. Tai yra įmonė, lanksčiai reaguojant į kiekvieną tavo užsakymą, padaro tokį substratą, kokį pageidaujame, net nelabai dideliais kiekiais. Labai platų spektrą substratų turi, mums tinka tiek jų kokybinis kriterijus, tiek operatyvumas gamybos ir pristatymo atveju. Simui antrina Utenos rajone besidarbuojantis šilauogių augintojas Darius Balionis. Smagu, kad tokia įmonė labai rūpestingai su mumis dirbo įsteigiant sodą, vis tik tai yra nemažas darbas. Kokybė, savalaikiškumas, sugebėjimas nedideliais kiekiais, sugebėjimas laiku, lankstus. Ir tokiam smulkiam ūkininkui kaip man, tai viskas labai šauniai gavosi. Didėjantis produkcijos poreikis bei reikalavimai kokybei sąlygojo esminę gamybos rekonstrukciją 2010 metais. Durpeta pastatyta nauja substratų gamykla, pripažinta viena moderniausių Baltijos šalyse. Jos statyba bendrovei kainavo beveik 4,5 milijono eurų. Joje perdirbamos vasaros sezono metu surinktos rudų ir juodų trupininių bei šviesių gabalinių durpių atsargos. Per metus jų perdirbama virš 500 000 kubinių metrų. Tai milžiniškas kiekis, kurį nėra paprasta pristatyti iš durpyno į perdirbimo cechą. Todėl Durpeta turi įsirengusi netgi nuosavą unikalų siaurąjį geležinkelį, kurio atšakos apraizgė visą durpyną. Durpių ir substratų gamyba prasideda nuo to, kad surinkta žaliava geležinkeliu atkeliauja į substratų cechą, išpilama ir transporteriu keliauja į sijojimo liniją. Šalia gamyklos yra įrengtos įvairių rūšių durpių kaupimo ir saugojimo vietos.
12 mėnesių laukuose džiūvusios gabalinės durpės pakliuvę į gamyklą yra malamos, maišomos su trupininėmis durpėmis ir sijojamos. Sijojimo metu durpės įskiriamos į 4 pagrindines frakcijas. Smulkios frakcijos durpių substratai idealūs sėklų sėjimui, įvairių daržovių ir gėlių daigų auginimui daigyklose moduliuose. Taip pat tai pati tinkamiausia frakcija įrenginėjant sporto stadionus, golfo laukus, vėjas, namų valdas, visuomeninės poilsio zonas. Vidutinio stambumo frakcijos durpės – tai universaliausios ir labiausiai klientų naudojamos universalių auginimo terpių gamybai. Šios frakcijos arba jų mišiniai su kitomis durpių frakcijomis plačiai naudojami daržovių auginimui, kambarinių ir lauko gėlių auginimui loveliuose, vazonuose, šiltnamiuose, o taip pat dirvų pagerinimui. Stambi frakcija yra labai poringa, pasižymi puikiomis oro pralaidumo bei vandens įgeriamumo, drenažo savybėmis. Šios frakcijos naudojamos kaip pagrindiniai komponentai aukščiausios kokybės substratams gaminti. Taip pat plačiai naudojamos auginant stambes vazoninės gėles, uogakrumius, spygliuočius, dekoratyvinius augalus dideliuose ir kabančiuose vazonuose, konteineriuose. Taip pat naudojama rožių, krūmų bei kitų dekoratyvinių augalų mulčiavimui. Sodinant medžius bei krūmus, rekomenduojama maišyti į natūralų gruntą. Pelkinis švylis yra pagrindinis komponentas biofiltrų gamyboje. Gali būti naudojamas dirvos struktūros pagerinimui. Sumaltas gali būti maišomas su durpėmis ar kitomis medžiagomis. Naudojamas kaip naftos produktų absorbentas. Maišant skirtingo stambumo durpių frakcijas ir pridedant į mišinį įvairių mikroelementų bei trąšų, gaunamas kokybiškai skirtingas produktas – durpių substratas. Išsijotos durpės tolimesniam perdirbimui sandėliuojamos viduje ir išorės bunkeriuose. Modernus ir galingi Volvo traktoriniai krautuvai užtikrina reikiamą durpių frakcijų judėjimą tarp sijojimo linijos, kaupimo vietų bei maišymo linijos bunkerių. Gamykloje įdiegta moderni kompiuterinė procesų valdymo ir kokybės kontrolės sistema, leidžianti paruošti reikiamą substrato receptūrą. Gavus iš kliento užsakymą, maišymo linijos operatoriui siunčiamas pageidaujamo substrato receptas iš duomenų bazės, nurodomas reikiamas pagaminti kiekis ir prasideda pats maišymo procesas. Visas maišymo procesas yra pilnai automatizuotas, kiekvienas jo etapas kontroliuojamas. Maišymo pabaigoje gauname protokolą, kuriame užfiksuoti substrato mišinio sudėties nukrypimai nuo recepto. Paprastai maišymo paklaidos neviršija 1–2%, o tai iš tikrųjų yra ypatingai aukštos kokybės parametras. Visi maišymo protokolai saugomi 2–3 metus. Paruoštas durpių substratas juostiniu konvejeriu keliauja į fasavimo cechą, kur yra įrengtos 4 pakavimo linijos. Bet prieš pakliudami į pakuotes, substratai praeina griežtą kokybės kontrolę laboratorijoje. Esame laboratorijoje, kuri yra mūsų kokybės užtikrinimo pagrindas. Substratų kokybinių parametrų stabilumą garantuoja automatizuota dozavimo sistema. Visi produktai, tiek durpių žaliava, tiek gaminami substratai, tikrinami įmonės laboratorijoje. Gaminant produktus, nuolatos tikriname filtrinį tankį, pH, elektrinį laidį. Duomenys fiksuojami kokybės kontrolės lape, kontrolinis pavyzdys metus laiko saugomas saugykloje. Visa produkcija ženklinama. Substrato mišinio paruošimas – tai tik pusė darbo. Juos dar reikia sufasuoti į naudojimui patogų įpakavimą. Moderniame durpetos fasavimo ceche paruošti substratai išpilstomi į skirtingos talpos pakuotes, tai patenkinant pačių įvairiausių vartotojų poreikius. Į nuo 5 iki 70 litrų maišelius bei maišus pakuojami sodininkams mėgėjams. Į nuo 150 iki 250 litrų pakuotes profesionaliems augintojams, daržovių ar gėlininkystės ūkiams skirti substratai. Dideliems augalininkystės ūkiams didmaišių presu gaminamos nuo 3 iki 6 kubinių metrų substratų talpos. Visos fasavimo, palečių suformavimo, apvyniojimo apsauginė plėvele operacijos yra mechanizuotos ir automatizuotos. Visa mūsų produkcija yra ženklinama. Ant kiekvienos pakuotės yra nurodomas gaminio kodas, gaminio pavadinimas ir partijos numeris. Kilus klausimų dėl substrato kokybės ar sudėties, kliento prašoma pranešti būtent šį ant maišo atspausdintą kodą.
Tokiu būdu užtikrinamas grįžtamasis klientų ryšys su substrato gamintoju, leidžiantis užtikrinti maksimalų durpetos klientų poreikių patenkinimą. Pagrindiniai mūsų veiklos principai – atsakingas gamtos resursų naudojimas, dėmesys kliento poreikiams ir pastovios produktų kokybės užtikrinimas. Lankstumas ir atsakomybė užtikrinant nuolatinę produkcijos tiekimo kokybę. Siekiama pateisinti kliento lūkesčius, padėti spręsti kylančias problemas, konsultuoti produkto pasirinkimo ir panaudojimo klausimais. Paskutinis substratų gamybos etapas – suformuotos paletės apvyniojamos apsauginę plėvelę. Taip jos tampa atsparesnės aplinkos poveikiui, gali ilgiau būti sandėliuojamos lauko sąlygomis. Transportavimo automatas atpažįsta, iš kurios pakavimo linijos atkeliauja paruošta paletė, nustato jos dydį, svorį bei reikiamus apvyniojimo parametrus, suformuoja ir atspausdina etiketę, kurią užklijuoja ant apsauginę plėvelę apvyniotos paletės. Supakuota produkcija kraunama į transportą arba kaupiama šalia gamyklos esančiose sandėliavimo aikštelėse ir laukia savo pristatymo klientams eilės. Profesionalūs vairuotojai autokrautuvais užtikrina nepertraukiamą substratų gamybai reikalingų medžiagų pristatymą į cechą ar pagamintos produkcijos perkelimą sandėliavimui, pakrovimą į transportą. Durpetos darbuotojų tikslas – atsakingai naudoti durpių resursus, aprūpinti savo klientus aukščiausios kokybės produkciją. Tai neįsivaizduojama be nuolatinio tobulėjimo bei inovacijų diegimo gamyboje. Mes nuolat kontroliuojame ir tobuliname kokybės vadybos sistemas, didiname jų efektyvumą bei rezultatyvumą. Savo veiklą organizuojame laikydamiesi teisės aktų, ES standartų ir kitų įmonės veiklą reglamentuojančių dokumentų reikalavimų. Nuo 2020 metų bendrovėje yra įdiegti kokybės valdymo standartai, kokybės vadybos, aplinkos apsaugos ir darbuotojų sveikatos ir saugos standartai. Turimų technologijų ir įrangos pagalba bendrovė gali pagaminti išskirtinės kokybės specializuotus produktus, tinkamus konkrečioje pasaulio šalyje augančiai kultūrai. Gamindama durpės bei durpių produktus, medienos plaušą ir medžio drožles, UAB Durpeta naudoja tik pačias pažangiausias technologijas, suteikiančias įmonei bei jos klientams rimtą konkurencinį pranašumą. Dalyvausime tarptautinėje didžiausioje pasaulinį statusą turinčioje parodoje IPM Essen. Daugelis didžiųjų kompanijų laukia šitos parodos kaip galimybė susitikti su visu pasauliu, parvežti į savo įmonės naujas technologijas. Šioje parodoje kasmet pristatoma per 100 naujai išvestų medžių, dekoratyvinių krūmų, gėlių veislių. Mes visuomet ten dalyvaujame su savo standu, kasdien sulaukiame per 20-30 savų klientų. Tuo labiau džiaugiuosi tuo, kad pavyksta įmoniai įsiauginti vieną kitą naują klientą. Neabejotina, jog tiek sovietinės okupacijos laikais, tiek ir dabartiniu metu durpininkystė ženkliai įtakojo Kupiškio rajono ekonominį vystymąsi. Pastaruoju laikotarpiu dirba 140 nuolatinių darbuotojų. Tiek nuolatiniai, tiek sezoniniai darbuotojai, priklausomai nuo poreikio, mokomi dirbti su naujausiais įrenginiais ir technika. Jie tobulina žinias įvairiuose seminaruose ir kursuose. Esame sąžininga bei atsakinga įmonė, todėl Durpeta nepamiršta ir vietos bendruomenių, remia įvairius kultūrinius, ugdymo, aplinkos tvarkymo projektus. Kadangi jau eilę metų esame pati didžiausia Kupiškio rajono įmonė, iš tiesų stengiamės skirti dalį lėšų įvairių bendruomenių, ir sunkiau gyvenančio žmogaus, nes esame vieno mažiausių rajonų, didžiausia įmonė. Esame didžiausias darbdavys ir daugiau negu pusė mūsų įmonės darbuotojų yra vieninteliai šeimų išlaikytojai. Ir šeimos iš tiesų yra nemažas, tad tas socialinis mūsų indėlis į rajoną jis tikrai yra nemažas. Nepamirštam ir kitų mūsų padalinių Šiaulių rajone, Telšių rajone, Kretingos rajone, nes durpynai yra kaimo vietovėse. O šiandien dienai Lietuvos valstybės politika yra skirta didiesiem miestam. Todėl tenka pabūti tais mažaisiais ambasadoriais mažų kaimo bendruomenių ir prisidėti prie bendruomenės narių geresnio, kultūringesnio, sportiškesnio ir sveikesnio gyvenimo. Praėję 90 metų yra tik akimirka gamtos reiškinių tėkmėje. Tai plonytis, 9 cm storio,
naujai susiformavusių per šį laikotarpį durpių sluoksnis durpyne. Bet tuo pačiu tai yra kelios durpetą kūrusių darbuotojų kartos, jų triūsas ir sukaupta patirtis bei tikėjimas šviesia bendrovės ateitimi. Pakeitėm techniką, nusipirkom naujas technologijas perdirbimo, įsigijom šiuolaikinius įrengimus, įsigijom techniką, kurios tikriausia galėtų pavydėti bet kuri, kad ir žemės ūkio įmonė. Daug yra nuveikta, nesakysiu, kad kelias buvo labai lengvas, kelias iš tikrųjų sunkus, bet atsisukus atgal, matom, kad tie sprendimai, kurie buvo padaryti perkant naujas perdirbimo linijas, perkant naujas sijojimo linijas, pakavimo linijas, technika buvo visi tikrai teisingi. Šiandien dienai stovim tikrai tvirtai ant kojų, įmonė labai išsiplėtė, turim didelius žaliavinius plotus, juos tikrai prižiūrim. Per paskutinius 3 metus bendrovė iš esmės modernizavo techninį parką, dirbantį gamybos laukuose. Įsigyti modernus vokiški traktoriai, ekskavatoriai, Greentech tipo buldozeriai, saugantis ir tausojantis aplinką. Diegiant naujausias technologijas, tuo pačiu keliama ir darbuotojų profesinė kvalifikacija. Taip pat investuojama į gamybos bei valdymo procesų automatizavimą. Įmonės siekis, taikant šiuolaikinius vadybos metodus, tapti modernia organizacija, kuri optimaliai ir atsakingai naudoja durpių išteklius. Esame į kliento pasitenkinimą orientuota ir visuomenės pasitikėjimą turinti bendrovė. Durpeta išgauna bei perdirba gamtos išteklius durpes, todėl puikiai suvokime atsakomybę prieš mus supančią aplinką. Todėl nuolat skiriame dėmesį naujų aplinką tausojančių gamybos būdų diegimui. Laikomės visų durpynų įrengimo bei eksploatavimo taisyklių, rūpinamės, kad baigiant eksploatuoti durpynus ir juos uždarant, būtų atkuriama pelkės ekosistema. Kas yra smagu, kad per 30 metų, kiek dirbu, kiek besikeitė valdžių, visos buvo valdžios vieningai už durpynų grįžimą į pelkes. Durpetos įmonių grupė tikriausiai bene vienintelė, kuri jau šito darbo labai aktyviai užsiema. Grąžinam durpynus atgal į pelkes, turim ir gyvų pavyzdžių. Procesas tikrai yra nelengvas, ilgas, bet galim jau pasidžiaugti ir rezultatais. Šita teritorija iš viso yra apie 40 hektarų. Tai galima pasakyti, kad didžioji dalis jau yra tikra atsistačiusi aukštapelkė. Iki šito projekto mes nelabai patys supratom, per kiek laiko gali atsistatyti pelkė taip, kad nebereikėtų kišti žmogui. Žmogus atėjo ją, išeksploatavo ir visi turėtumėm palikti ją tokią, kokia čia yra. Mes turim daryti keletą, jau skaitau smulkių darbelių ir už 5 metų čia nebus matyti, kad kažkada dirbo žmogus. Durpeta. Aukime kartu.